Sveiki, tai šiandien pasidarysime net 3 skirtingus sienų dekoravimo būdus su nauja medžiaga Ricci Velvet. Ką su juo galima padaryti, kokios galimybės. Tai yra visiškai matinis dekoratyvinis glaistas, kuris sustingęs, būna kietas, iš karto atsparus valymui, bet kokiam plovimui, nereikia nieko padengti, jokių apsaugų, nieko. Ir kokius raštus galima išgauti, tai pradedame apie tai dabar. Pirmiausia, užsigruntuojam sieną. Geriausia gruntuoti artimo atspalvio, koks bus dekoras. Gruntuojam, kaip visada, su base T. Užtepus tiesiog vieną sluoksnį ant sienos viena spalva, gaunasi tokie lengvi šešėliai, lengvi perėjimai. Siena atspari plovimui, trynimui ir panašiai. Galima imti su kempinė švitrinėje, šveisti ir nieko nesidaro. Jeigu norite turėti ryškesnius šešėlius ir spalvų perėjimus, tada reikėtų teptis 2 sluoksnius pasirinktom spalvom, tą ką norim pasiekti. Vieną sluoksnį, pirmą sluoksnį tepti kažkokią tamsesnę spalvą, antrą sluoksnį, tarkim, pertepti balta spalva. Išeiga, ypač antrų sluoksnių, jinai turėtų būti visiškai minimali. Užtepus košę, reikia ją praktiškai visiškai nuimti, nubraukti. Tai gaunam tokį efektą, jeigu darom su 2 spalvom. Pirmas tonas tamsesnis, viršutinis šviesesnis. Gauname tokį spalvų perėjimą. Ir viskas išdžiūsta, nieko nereikia daryti, šlifuoti nereikia, nes tai puikiai išsilygina pats pasidengia. Dengti nieko nereikia, nei lakuoti, nei apsaugų, išdžiūsta, gaunam tvirtą, valymui labai gerai atsparų paviršių. Kitas dalykas, ką galima padaryti, tai kaip ir su bet kuriuo glaistu ar tinku, pasaulio žemėlapį pasitapšnojam ant įrankio ir perkeliam tai ant sienos. Jisai sukuria tikrai labai gražų raštą pasaulio žemėlapio, nes labai gerai, gražiai atsikelia. Tie, kas nematė, aprašyme palieku bus nuoroda į Damasko dekoratyvinį glaistą, kuris veikia lyginai tokiu pat principu kaip ir šitas veliūra, tik tai jisai yra blizgus. Kaip matote, pirmą sluoksnį aš užtepiau, ar ne visą lygiai, ir kitą dieną nieko lauk nereikia. Iš karto tą pačią dieną darausi raštą, kadangi jisai džiūsta pakankamai greitai, tai užtepus tą plotą, kol aš užtepiau nuo vieno kampo iki kito, jau jisai spėjo apdžiūti ir drąsiai galima dirbti su antru sluoksniu. Ir dabar galim pradėti lyginti, tačiau reikia visada pradėti lyginti atsargiai, nes jeigu košė visiškai bus šlapia, tai jūs tiesiog užlyginsit visą plotą. Ir reikia iš karto valyti, perteklių nuiminėti nuo įrankio. Jokių būdų negalime stipriai spausti. Kada braukėte į vieną pusę, sekantis turi būti priešinga kryptim braukimas. Taigi, tai dabar lengvai visiškai visą sieną prasilyginam, nusiėmam perteklių, prasibraukiam, nusiėmam. Kol kas darome lengvai, tik paviršių patį, nespausdami visiškai. Tai turėjome Velvet medžiagą ir šiandien parodžiau gan greitai, kaip pasidaryti net 3 skirtingus dekorų būdus. Tiesiog vieną sluoksnį tepti, tada 2 sluoksniais, kada pirmas sluoksnis tamsesnis, antras šviesesnis, kad gautųsi ryškesni šešėliai. Ir trečias būdas, kaip pasidaryti štai tokį pasaulio žemėlapį. 3 paprasti būdai, kaip pačiam išsidekoruoti sienas. Yra jų daugybė, tai čia turim matinį atsparų valymui. Jeigu reikia blizgaus, renkamės Damasko medžiagą.
Tai šiam kartui tiek, sekite mus, kur pamatysite daugiau skirtingų dekoravimo medžiagų su skirtingom galimybėm.